O dėl to aš jos labai noriu, kad Arškėlį Garbonėlį tai yra mėgstama daina tokių gražių dainininkų iš Mištūnų kaimo, kurios, tarp kitko, kurias galėsite išvysti ir per šitą festivalį. Sekmadienį per, vadinasi, kaimo dainininkų, ar kaip jis vadinasi, to jau pasakysim, Vilniaus krašto dainininkų ir muzikantų koncertą. Tai galėsite išvysti, galėsite išgirsti šitą dainą, kaip ji turi skambėti, bet man atrodo, kad lygiai taip pat, kaip ji turi skambėti, mums padės padainuoti ir Kodarvas. Prašom.